Jogus praktiką pradėsime iš stovimos pozicijos pasilenkiant priekį. Suneriu rankas už nugaros, ištempiu rankas, pečius, kojas galima laikyti sulenktas, jeigu norisi jas tiesinu. Atpalaiduoju kaklą ir galvą. Giliai lėtai kvėpuoju, atpalaiduoju galvą. Įkvėpimu lėtai pakylu, delnai ant kilimėlio ir žingsniai į žemyn žiūrintį šunį. Išsitempiu. Įkvėpimu į lentos poziciją, iškvėpimu keliai, krūtinį ir smakras ant kilimėlio, įkvėpimu į kobrą, išsitempiu ir iškvėpimu sugrįžtu į žemyn žiūrintį šunį. Pažiūriu į priekį, sulenkiu kojas ir žingsniukais arba šuoliuku sugrįžtu į kilimėlių priekyje. Pasilenkiu, atpalaiduoju galvą. Ir čia suimsime už kojų ir išsitempsiu dar daugiau. Galima kojas laikyti sulenktas. Giliai kvėpuoju ir atpalaiduoju delnai ant kilimėlio, keliai ant kilimėlio, katės pozicija. Iš čia šiek tiek pasportuosime, pakelsiu dešinę koją į viršų, lygiagrečiai su grindimis arba šiek tiek aukščiau ir iškvėpimu krūtinį link kilimėlio. Alkūnės sulenktus, laikau rankas ir alkūnės arčiau kūno ir taip kartoju. Įkvepiu į viršų, iškvepiu žemyn. Ir kartosime su kita koja. Įkvėpimu į viršų, iškvėpimu žemyn, čia tvirtinu rankas, tvirtinu pilvą, koją. Judu su kvėpavimu. Ir sustoju. Įkvepiu, iškvėpimu žemyn žiūrintį šunį, įkvėpimu lentos poziciją, tada keliai, krūtinis, smakras ir kobra. Ir sugrįžtu į žemyn žiūrintį šunį. Pažiūriu į priekį, keliai sulenkti ir žingsniukais arba šuoliuku sugrįžtu į priekį, pasilenkiu. Apsikabinu savo kojas, kiek įmanoma žemiau laikau rankas. Dabar pakelsime dešinę koją į viršų, kiek išeina aukščiau ir su kaire ranka suimu už kairės kojus. Dešinė ranka gali būti ant kilimėlio, bet jeigu mes išlaikome balansą, tada abi rankos ant kairės kojus. Yra gan sunkoka abi rankas ant vienos kojos apsikabinti, bet jeigu pavyksta, tada pabandome. Ir kartoju su kita koja. Kairė koja į viršų ir naudoju savo rankas, kad būtent kairė koja dar aukščiau pasikeltų. Tai tiesiog stumiu kiek išeina ir atpalaiduoju. Delnai kartu prie krūtinės centro ir karys 3 pozicija, dešinė koja į viršų, lygiagrečiai su grindimis. Susitelkiu į vieną tašką ir dar suneriu rankas už nugarus, ištempiu rankas, pečius. Ir lėtai nuleidžiu koją ant kilimėlio ir kartoju su kita koja. Įkvėpimu dešinė koja į viršų, susitelkiu į vieną tašką ir dar suneriu rankas už nugarus. Stengiuosi klubus laikyti viename lygyje. Tai kairys klubas truputį žemiau ir iškvėpimu atpalaiduoju, delnai ant kilimėlių ir šuoliuku į tiesią liniją arba žingsniukai. Ir keliai krūtinis smakras, įkvėpimu į kobrą išsiriečiu
Iškvėpimu žemyn žiūrintis šuo. Keliai ant kilimėlių, atsisėsime, darysime laivelių poziciją, aktyvus laivelis, rankos lygiagrečiai su grindimis, tai įkvėpimu ištiesiu kojas ir iškvėpimu sulenkiu. Įkvėpimu žemyn kūnas, iškvėpimu pakylu šiek tiek aukščiau. Ir taip kartoju kelis kartus. Čia mūsų pilvo raumenys dirba, kojų raumenys dirba ir sustoju. Laikau kojas sulenktas arba galima tiesinti kojas. Ir čia suimu už šlaunų, apsikabinu šlaunis ir tiesinu kojas, jeigu išeina ir jeigu norisi. Ištempiu kojų raumenis, giliai kvėpuoju. Ir sulenkiu kojas, pėdos ant kilimėlio. Darysime paščimatanasana, lenkimus į priekin poziciją, įkvėpimu rankus į viršų, iškvėpimu suimu už didžiųjų kojų pirštų arba laikau delnus ant kilimėlio. Tiesiog kur mums patogu, giliai kvėpuoju, susirandu tokią poziciją, kad jausčiau tempimą ir stengiuosi visiškai nejudėti pozicijoje, susitelkiu tik į kvėpavimą. Sekančiu įkvėpimu lėtai pakylu rankus į viršų, iškvėpimu nuleidžiu rankas prie kūnų šonų, sujungiu pėdas į drugelių poziciją, patiesinu nugarą čia keliai žemyn, atveriu klubus ir delnai ant kilimėlio. Jeigu išeina, tada alkūnės ant kilimėlio arba kakta ant kilimėlio. Pasirenku poziciją, kuri man patogiausia. Atpalaiduoju protą, paleidžiu visas nereikalingas mintis, ramiai kvėpuoju. Įkvėpimu lėtai pakylu, išlaisvinu poziciją, atsigulsime ant kilimėlių. Iš čia pastiprinsime pilvo raumenukus. Tai dešinė koja į viršų ištiesta, kairė sulenkta ir dešinė alkūnė prie kairio kelio ir tada kairė alkūnė prie dešinio kelio ir taip kartoju. Lėtai ramiai kvėpuoju, susitelkiu į pilvo raumenis, juos stiprinu. Ir sustoju, ištempiu kojas, kvėpuoju ir atpalaiduoju. Kojos sulenktos ir pakeliu kairę koją į viršų, ištempiu koją, giliai kvėpuoju į kojos raumenis, jeigu norisi, suimu už pėdos arba laikau rankas ant šlaunies arba šiek tiek aukščiau. Sekančiu iškvėpimu atpalaiduoju, įkvėpimu dešinė koja į viršų, suimu už pėdos arba už šlaunies, siunčiu kvėpavimą, siunčiu energiją į tuos raumenis, kuriuos jaučiu tempimą, pripildau juos energiją, ramybę. Iškvėpimu atpalaiduoju, laikau kojas sulenktas ir dabar pėdos kartu Deivis pozicija, delnai žiūri į dangų, atpalaiduoju klubus, krūtinę, atpalaiduoju veidą. Suimu už alkūnių virš galvos, keliai kartu į kairę pusę ir galvą pasuku į dešinę pusę. Lėtai ramiai kvėpuoju į stuburą, lengvas stuburo pasukimas.
Įkvėpimu sugrįžtu į centrą, iškvėpimu į priešingą pusę. Įkvėpimu sugrįžtu į centrą, suimu už sulenktų kojų, pamasažuoju nugarą ir stuburą, pasiridenu į dešinę ir į kairę. Atpalaiduoju kojas, ištempiu rankas ir iškvėpimu atpalaiduoju į šavasaną, atsipalaidavimo poziciją. Kojų pirštai žiūri į šalis, delnai žiūri į dangų. Pilnai atpalaiduoju abi kojas, rankas, pilvą, krūtinę, visą nugarą ir stuburą. Atpalaiduoju veidą ir galvą. Visas kūnas nuo pat kojų pirštų, nuo pat rankų pirštų iki pat galvos viršaus, ramus ir atpalaiduotas. Kvėpavimas ramus. Lėtai pradedu judinti rankų, kojų pirštus. Sulenkiu kojas, pasiridinu ant vieno šono ir įkvėpimu lėtai atsikeliu, atsisėdu sukryžiuotų kojų padėtyje. Ir čia liekuosi keletą įkvėpavimų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitą kartą. Myliu visus. Ate.